O Lietuvoj patys savo skurdina. Tai nėra kažkokių atvykėlių kažkokių, na, tie atvykėliai, jeigu jie vyksta, tai kaip tik čia gal galvos, arba vėl padėti. Tai va šitą biržoje pasakojo, sako, atvarė, sako, tai va neseniai užsiregistravo, nu irgi pas ją pas tą patį, žodžiu, ten anglų mokslas, tai iš Vilniaus. Jinai Vilniui ten dirbus ir viena ir kita, ir ten vienu žodžiu Vilniui, kur nueidavo ten gaudavo anglų mokslas. Ir viena ar kita trečia ten Vilniui dirbus, bet čia kažkaip persikėlė į Alytų gyvent ir jau galvojo, kad jau čia visi jos griebs. Kad jau čia plėšys. Sako, per visas pervarė, sako, niekur neveikia, tai sako, paklausus atlieka, kas čia daros, nesuprantu, sako, reiks vėl keltis į Vilnių. O tą pasakoja va tarpininkė, kaip anekdotą. Sako, galvojau, čia jos griebtis, sako, nu, mokyklos plėsis visada. Sako, nu, tai man suprantu, nenusų. Sako, Vilniuje 11 ką dirba, bet čia gal. Nu, gal visą nežinau. Nu, vienu žodžiu, persikėlė į Vilnių, kai tas jūsų mokytojas, kad anglų, kur 2 metus dėsti. Yra. Dirba? Jo. Bet ir nedėsta. Jo. Pernai tik pradėjo dirbti ir Lukui dar pernai irgi dėstė. Irgi pernai tik pradėjo dirbti. Jis atvarė irgi iš Vilnių. Vilniui dirbė kažkokioje mokykloje. Anglų mokslas. Bet nebaigęs nieko galima sakyti. Ir priėmė. Bet palaukė, tai priėmė. Tipo, buvęs Anglijoje. Nedirbęs. Anglijoje. Bet jisai paskutiniu metu tai dirbo Vilniuje anglų mokslas. Bet jis nebaigė universitetą pradėjo mokytis tipo, pirmam kurse ir jam nepatiko, ar kas ten, ar per sunku buvo, nu ir mes. Nu ir paskui kokia tai ten. Nu, tai būna. Nu, kažkokia tai, bet ne universitetą, kažkokia aukštąją mokyklą, bet ne universitetą. Baigė, nu ir švarį Angliją. Ir manau, kad buvo Anglijoje, tai jau priėmė Anglų mokslas. Nors neturi jokio pedagoginio išsilavinimo. Bet aišku, čia šitoje mokykloje tai priėmė. Aišku, nežinau ją atsiminti. Nu ir jis nežinau. Bet jau buvęs Anglijoje, tai viskas jau geriau negu diplomas. Bet jis nemokinosi ten. Dirbo tam.